Jausmingą valsą praeitą sekmadienį šokusi Renatos Suzelkaitės ir Vadimo Šuško pora neįtikino komisijos. Numeris absoliučiai nepavykęs. Buvo labai blogai, aš tik tai 4 balus jums galiu skirti. Vos atėjusi į užkulisius, Renata pratrūko verkti, tačiau, kaip vėliau paaiškėjo, ašaros riedėjo ne dėl skaudžių komisijos skirčių, bet dėl mamos, kurios Renata neteko prieš 10 mėnesių. Man tas šokis buvo labai svarbus. Kodėl? Nežinau, ta muzika ir tas jausmas ir viskas. Ir šitas šokį aš skiriau savo brangiausiam žmonėm. Tai visų pirma savo mamai ir tėčiui. Net praėjus kelioms dienoms po pasirodymo, Renata negalėjo suvaldyti emocijų. Žinai, man mažiausiai rūpi komisijos nuomonė būtent dėl to šokio. Nes aš žinau, kad mano mama jį vertintų. O komisijos nuomonė man nerūpi. Tiesiog galbūt tai vertinu daugiau ne kaip šokio, kai savo emocinį atsidavimą visą, savo jausmų išreiškimą, o ne kaip šokį. Gal dėl to, man atrodo, kai viskas buvo gerai. Aš tai labai didžiuojas ir didžiuojas mūsų valsų ir tiek, kiek jinai įdėjo pastangų, darbo ir kaip jis sušoko, buvo super. Tokios pačios nuomonės buvo ir žiūrovai, savo balsais porai skyrė antrąją vietą. Skausmingus Renatos išgyvenimus netrukus pakeitė malonus. Jos sužadėtinis Marius Jampolskis, mylimai nežinant, į repeticiją atnešė įspūdingą rožių puokštę. Priežastis 27. Renatos gimtadienis.